Šiandieną apie istoriją, apie pelenus, senatvę ir mirtį. Pjūklai palaidoti forever. Pjūklų nebereikia, pjūklų nebebus, diskiniai pjūklai užvaldė, viskas yra elektrifikuota, akumuliarizuota ir jau rankinių pjūklų amba nebereikia. Bet ne, pasirodo, kad pjūklai turi savo vietą po saulę. O kodėl jie turi vietą po saulę, mes pabandysime truputėlį papasakoti. Nes specialistas turi ir netgi plečia pjūklų asortimentą. Kiekvienas pjūklas yra apgalvotas kruopščiai ir užpildo tą tokią nedidelę nišą, kur visgi ją privalu turėti ir jos nelabai gali pakeisti elektrinį įrankį. Arba gali pakeisti, bet tai nėra racionalu arba patogu. Tai apie kiekvieną iš pjūklų galiu papasakoti išsamei ir paaiškinti, kodėl visgi pjūklam yra ne šakutės. Yra 3 pjūklai šiai dienai asortimente pas specialistą ir papasakosiu trumpai kodėl. Pirmas pjūklas yra pagrindinis pjūklas, švediškas gaminys, geras plienas ir taip toliau. O paskirtis jo yra tokia, kad kai tau reikia atsipjauti nedidelį gabalą medienos, kartais eiti diskinio pjūklo, pasimti arba jį užsikelti ant stogo ar dar kažkas yra tiesiog ilgiau. Kiti žmonės, pavyzdžiui, retai tą daro ir galbūt investuoti į diskinį pjūklą irgi neapsimoka. Todėl reikėtų turėti paprastą, maksimaliai universalų pjūklą namie, kuris tarnaus, kai ateis poreikis kažką nupjauti. Tai mūsų logika šito pjūklo, kai gaminam, buvo paprasta, kad tai būtų labai efektyvus, ilgaamžis ir tiktų maksimaliai plačiai gamai medienos. Tai va tokį mes jį ir padarėme. Dantukai yra 9 TPI vadinamas, tai tooth per inch, arba kitaip tariant, 9 dantukai viename colyje sutelpa. Sakysim, dantukai yra neypatingai smulkus, bet prie tokių smulkesnių. Ir visiems iš karto atrodo, kad ojojojoj, tai jau jisai jau ten kažkokios žalios medienos nepjaus. O mes šitą išmėginsime ir pamėginsime papjauti būtent žalią medieną ir netgi palenktyniauti su kitais pjūklais, kurių dantys yra didesni. Kad išgauti švarų pjovimą ir ilgai tarnaujantį pjūklą, mums prisireikia ko? Mums prisireikia labai gero plieno, pagamintas Švedijoje, spiruoklinis, storas ir tvirtas. Vadinasi, pjūklas nelinks, ilgai neatšips ir pjaus labai stabiliai. Tada, kad visgi storas pjūklas galėtų gerai ir efektyviai pjauti, prireikia dantukų padaryti specialios formą. Dantukas yra trigubai užgalastas, net mes čia nupiešėm, matosi, kad vienu kampu, kitų kampu ir prieš galą dar trečių kampu. Taip gaunasi pats aštriausias atakos kampas, labai švarus pjūvis ir nenuvils ir daugelį aplikacijų, kad ir kietą medieną galima pjauti, ir minkštą medieną galima pjauti, ir netgi pamėginsim mes jį ant žalios medienos. Tai superinis, universalus, labai plačiai pritaikomas ir visiems turbūt labiausiai tinkamas yra būtent šitas Specialist Triple Cut, vadinasi dėl to, kad yra būtent trigubai užgalastas dantukas ir dar jie yra užgrūdinti. Užgrūdinti tai reiškia, kad su geru plienu jūs pjausite ilgiau negu su standartiniu tuo negalandamu pjūklu. Tai yra labai patogi rankena. Rankena iš ties yra nei per maža, nei per didelė, patogi laikyti, 2 komponentų, žodžiu, tokia, kokia turi būti pjūklo rankena. Ir pažiūrėkit, ir net apgalvojame kitokių smulkmenų, kad juk jūs, kai nenaudojate to pjūklo, jūs jį turite kažkur pasidėti ir būtų gerai, kad jisai tenai, nors begulėdamas, nesupjaustytų kieno nors venų arba nesužalotų jūsų rankų įrankių dėžė, kai jūs jį bandysite išsitraukti, ar galų gale neatšiptų ten besivaliodamas su kitais įrankiais. Todėl mes prigalvojame ir pageriname patį uždangalą geležtės. Jis užsideda paprastai, nereikia ten kažko taikyti ir taip toliau. Tiesiog pridėjote, pastumėte ir užspaudėte. Taip jisai laikosi tvirtai, jūs jo nepamesite ir yra patikima apsauga. Žodžiu, apgalvotas iki detalių, skirtas jums pjūklas. Vieną
Patį geriausią pjūklą mes jau apšnekėjome, bet yra dar du. Ir čia mes turime sekantį mūsų linijoje pjūklą, yra Basic. Labai prieinamas kasdieniam darbui, kur galbūt ten tos kokybės labai nereikia, nes reikia truputėlį pataupyti, gal kažkam atiduosim, gal kaimynai skolinsime kas antrą dieną. Todėl Basicas yra būtent tokiam mažesnės apimties darbam arba ne taip tiksliai pjaunantis, bet pažiūrėkit, kiek jisai turi privalumų. Pradėkim nuo to, kad pas Basico pjūklą mes uždėjome apsaugą geležtei magnetinę. Čia iš vis yra tik tais pas premium pjūklus va tokie va dalykai, ne? Tai va magnetinė apsauga, kuri labai greitai užsideda, greitai nusiema, todėl jisai greit pasiruošęs darbui ir po to taip pat greitai galima patvarkyti ir įdėti į savo įrankių dėžę. Toliau kas yra pas Basicą. Tikrai ne kiekvienas paprastasis pjūklas turi trigubą galandinimą, o čia yra dantukai užgrūdinti ir dar trigubai pagalasti. Kitaip tariant, pradžioj trigubai pagalasti, o vėliau užgrūdinti. Ir kas iš ties yra labai svarbu, ir jeigu rinksitės iš pigesnių pjūklų ir norite suprasti, kad jisai nėra blogas, o yra patikimas, reikėtų pasižiūrėti, ant kiek užgrūdinimas yra gražiai padarytas. Tai mūsiškis grūdinimas yra nepilno dantuko. Kitaip tariant, jeigu užgrūdinsim mes pilną dantuką su jo visų pagrindu, dantukas išsitiesins, tako nebeliks po kažkurio laiko. Vadinasi, pjūklas pradės strigti. Mūsų pjūklas, Basic pjūklas, yra apgalvotas iki tiek, kad užgrūdinimas pas jį yra tik tais jo pjaunamosios dalies. O visa kita gali laisvai judėti. Vadinasi, ten kažkur pakreipus ar dar kažkais atsistatys po to į vietą. Plienas taipogi spiruoklinis, plienas taipogi ne pats ploniausias, rankina 2 komponentų, netgi gal 3 komponentų, ne? Irgi liuksiškai patogi, sakyčiau. Tai vat, Basicinis pjūklas su visom neblogom tikrai charakteristikom už labai priimtiną kainą, va tokiems visokiems darbams. Jis puikiai tinka ir žaliai medienai pjauti, jo dantukai yra šiek tiek didesni negu mūsų pagrindinio modelio. Jisai truputėlį pjaus grubiau, tačiau pakankamai efektyviai ir greitai atliks savo darbą. Tai Basicas yra puikus pjūklas už priimtiną kainą mažesniems arba netokiems atsakingiams projektams. Nuostabus. Na ir turime trečiąją seriją. Trečioji serija yra duoklė seneliams, žilabarzdžiams, tiems meistrams, kurie yra išmokę amato nuo senų senovės, kurie tik atrado geležį, kurie tik pradėjo, reiškiasi, nuo akmens nuėję, išrado pjūklą, ne? Tai yra galandamas pjūklas. Galandamas pjūklas iš principo yra toksai pjūklas, kurio dantis yra labai dideli, ir jie plus dar yra galandami. Kur jo yra panaudojimas tokio dalyko? Vizualiai ir smegenim labiausiai suvokiamas yra paprastas veiksmas. Dideli dantis, šlapia mediena. Čia yra dideli dantis ir maždaug jo paskirtis yra grubios, šlapios, neapdirbtos, tokios mediniai pagaliai visokiausiai kažką pjauti ir taip toliau. Jeigu pjoviau, kažkur užkliuvau, nebėda, imu dildę, pasigalandu prieš darbą ir vėl jį naudoju. Vadinasi, čia tikrai ne jaunimo įrankis yra, nebent mėgėjo galbūt, daugiau yra skirtas žmonėms, kurie turi nostalgiją į pasidaryk pats. Ne? Pasidaryk pats, reiškia, galos pjūklą pats, tvorą pasidaryk pats, ten kiemą išsikask pats, viską pasidaryk pats. Tai šitoksai pjūklas stambiems, grubiems darbams su galandamais dantukais. Kitaip tariant, vat šitas pjūklas greičiausiai liks anūkams ir proanūkiams. Nes realiai pas jį kas, jisai atbuko, pasigalandai, rankena puikiai pagaminta, plastikas tvirtas, plienas švediškas tvirtas, tiesiog neužmušamas arba pergalandamas, gal taip pavadinsim, bet nesunaikinamas pjūklas visam gyvenimui. Jeigu trokštate pjūklą visam gyvenimui, tai turbūt, kad bus šitas jūsų pasirinkimas. Apie medžiagas, ką mes čia šiandieną protestuosime? Protestuosime paprastą lentą, protestuosime žalią medieną, dar matosi
lapukas ant jos yra visiškai žalia. Pagalį, bet pradžiūvusi, pamėginsim baldinę plokštę, na ir pamėginsime laminatą. Kai kurie dalykai visiškai netinkami, bet kodėl nepaeksperimentavus, taigi pasižiūrėkime ir palyginkime visus 3 specialistinius pjūklus, kaip jie jaus šitas medžiagas. Paprastoji mediena, pirmasis pjūklas teste yra triple cut, ir mėginam. Vienas iš karto toksai geras patarimas, nežinau, tiem, kurie pjauna. Pastebėkite, kad pradėti, kuo aukščiau pasėmus rankiną, yra sunkiau. Vadinasi, kad būtų lengvas startas, ypač tokia lengvai pjaunama mediena, jinai labai įsikimba į tuos dantukus. Net jeigu ir mūsų dantukai yra sąlyginai nedideli, jis vis tiek gana sunkiai pradės pjauti ir reikia labai lengvai pradėti. Tai pasimkite pjūklą kaip įmanoma žemiau, ir pradėkite pjauti. Tada pjūklą. O vėliau galite perimti pjūklą jau į normalią poziciją ir pjauti paprastai. Tai gerai, čia tik truputį pradėjau, bet testo idėja yra tokia, reiškia padaryti kažkiek tais judesių ir pasižiūrėti, kiek pjūklas įpjovė. Taip mes galėsime žinoti, kuris pjauna greičiau, ne? Pasilaikom ir bandom per 10 kartą, ne? Truputėlį įsipjaunu lengvai. Per 10 kartų vos ne visą lentą galima nupjauti su štai šituo pjūklu. Jeigu būtų lenta geriau įtvirtinta, nes filmavimui suprantame, kad kažką turime paaukoti, kad geriau matytųsi, tai manau per 10 kartų netgi būčiau įveikęs. Pažiūrim į viršų, ne? Labai gražus pjūvis, taip. Matom, linija pakankamai tiesi, kontrolė gera, pradėti ganėtinai lengva. Iš apačios yra nuoplaišų, bet jos tokios nėra kritiškai didelės, mes po to apversime šitą, pasižiūrėsim. Sekantis pjūklas yra basicinis, arba specialist basic. Su juo, aišku, bus sunkiau pradėti pjauti. Lengvai. Ir važiuojam. Dešimt. Taip. Nors matom, dantis didesni, tačiau takas yra siauresnis. Matom, nes pati geležtė šiek tiek yra plonesnė už švediškąją. Taip, truputėlį labiau juda, bet turime, nors ir didesni dantis, kaip nekeista, turime šiek tiek mažesnį rezultatą. Ką tai reiškia? Nes žmonėms labai norisi mąstyti apie tai, kad reiškia, kuo didesni dantis, tuo jie greičiau pjauna. Ne, nieko panašaus. Kuo yra didesni dantis, tuo mažiau aštrių galų dirba vienu metu. Reiškia, daugiau dantukų vienu metu labiau pjauna ir reikia mažesnės jėgos naudoti. Taip, kad kol kas laimi triple. Na ir turime trečiąjį, galandamai pjūklą, sharpening, ir čia pamėginsime tą pačią medieną papjauti. Čia pradėti yra dar daugiau iššūkių. Įsivaizduokime, kad turim pasidarę taką pradiniui. 10. Va. Rezultatas šiek tiek nesiekia basico. O čia, jeigu taip matome, triple, basic ir sharpening. Pjūklas 3 rezultatai. Čia matome patį grubiausią pjovimą, ne? Matėm, net nukrito gabaliukas. Ir takas nėra lygus ir išdraskymai yra tokie ganėtinai dideli. Jeigu iš apačios čia pasižiūrėtumėm ir kokie mažos atplaišos yra pas triple cut. Tai pamėginom standartinę medieną ir reziumė yra toksai. Triple pjauna geriausiai, komfortiškiausiai ir efektyviausiai, ne? Kiti 2 pjūklai netoli, bet pjauna truputėlį mažiau. Kainuoja mažiau ir pjauna mažiau. Dabar pjausime tokį padžiūvusį medį, mažais dantim pjūklas, ne? Čia turbūt būtų užduotis pamėginti, per kiek kartų mums pavyks jį įveikti. 14 kartų aš suskaičiavau. Basicas, didesni dantis, lyg ir geriau turėtų pjauti. 13.
O, puikus rezultatas. Galbūt tokią pusiau žalią šaką, medieną pjauti Basicas netgi tinka geriau, nes pas jį šiek tiek didesni dantis ir geresnis išmetimas. Ir trečias su didžiausiais dantim. Čia turėtų būti neblogai, aš skaitau. Labai nedaug, bet ką tai reiškia? Tai reiškiasi, kad šitas mažesniais dantukais pjauna švelniau ir netgi greičiau už tai šitą dideliais dantėm. Ir jie visi abudu yra nauji. Taip, kad jeigu su kaimynu ginčytitės, statykite už šitą. Trečia medžiaga bus visiškai žalia mediena. Dabar, kai gerai įsitvirtinome su Jorgensenu ir ponių pagalba šitą gabalą žalios medienos, pamėginsime testą su žalia mediena. Būtų įdomu, jeigu galima būtų statyti, kuris iš pjūklų pjaus efektyviausiai. Labai dideli, vidutiniai ar mažiausi dantukai. Pradėsime nuo mažiausių dantukų. Irgi pamatuosime, per kiek kartų jisai nupjauna, ne? Matome pilną, reiškia, su kiekvienu pjūviu pilnutėlis užsikemša visai tas takas, sakysim. Žaliai medienai, aišku, būtų gerai kažkokios papildomos išmetimo. Ką čia turim? 3. Per 20 kartų šitas pjūklas įveikia visiškai žalią, dar šlaputėlę, tik buvusi medelį. Tai didieji dantis versus mažiukai. 13 kartų nupjovau, bet kas yra, matome, kad jokių nelieka drožlių tarp dantukų, vadinasi, dantukam tai nemaišo pjauti. Ir dideli dantis turi savo prasmę ant žalios medienos. 13 buvo. 23. Kaip bebūtų apmaudu, bet didieji dantis vėl pralaimėjo. Nors mažiau kemšasi, tačiau mažiukų dantukų, aštrių dantukų ir gerai pagaminto pjūklo greitis vis tiek yra geresnis ant žalios medienos. Bet su šituo jis iš tikrųjų mažai veliasi. Ir jeigu mes paimtumėm dar stambesnį medį, žalią, tai jau šitam pjūklui jis būtų nebeįveikiamas, nes tiesiog užsikimšinėtų dantukai, o šitas vis dar veiktų. Tai reiškia, šitas yra skirtas, pjūklas sharpening yra skirtas masyviems, labai dideliems, masyviems, žaliems arba neapdorotiems medžio gaminiams. Dabartinė medžiaga bus baldinė plokštė. Aišku, jau tokias medžiagas turbūt dažniausiai pjaustysim ne su pjūklais, o su diskiniais pjūklais, su specialiais diskiniais pjūklais, kurie skirti baldiniai plokštai, kad gautumėm idealų pjūvį. Su rankiniu pjūklu to turbūt nelabai kas daro, gal kažkokiais ten jau ekstra atvejais. Tai pirmasis triple cut. Iš viršaus lyg ir neblogai, aišku, ne baldams, bet kažkokiai paprastai iš apačios irgi visai neblogas rezultatas. Jeigu darote kažkokį atitvarą iš senų baldinių plokščių, jums visai tiks ten, kur grožio nereikia. Tačiau baldams tai tikrai ne sprendinys. Basicas. O, šitas jam labai patiko. Basicas ir baldinė plokštė praktiškai yra kaip kirvis ir kotas, arba kaip ten Bonnie ir Clydas, ne? Arba Darius ir Girėnas. Jie kartu gali nudirbti nemažai ir iš tikrųjų rezultatas labai neblogas greičio prasme. Jeigu naudoti ne baldinę, bet OSB plokštę, tai rezultatas turėtų būti panašus. Vadinasi, baldiniai plokštai. Basicas yra labai neblogai. Bet iš čia matosi gana akivaizdžiai, kad takas jo yra mažesnis. Vadinasi, dantukų išvirtimas nėra toks didelis. Ir ko jūs tikrai nedarysite ir turbūt niekas nedarys, nebent jau ten kažkokiais ekstra atvejais,
Pamėginsime baldinę plokštę papjauti ir su super dideliais dantim. Čia pradėti jau yra iššūkis. O. Štai čia rezultatas iš tikrųjų stebina ir čia praktiškai kuo didesni dantis, tuo geresnis greitis. Vadinasi, visokiam plokštėms, greitam pjovimui, didesni dantis yra neblogai. Na ir dar vieną patestuosime dalyką - laminatą. Laminatas yra labai kieta medžiaga, tačiau labai plona. Pasižiūrėkime, kaip elgesi šie pjūklai ant laminato. Pirmasis, kaip visada, triple cut. Per 10 nupjovė visą. Jeigu mes naudosime tik tais gražiąją pusę, tai rezultatas visai tenkinantis, nes ta galinė pusė ten atsiširpėtojus šiek tiek, bet truputėlį įdėjus pastangų tikrai galima gražiai nusipjauti su triple cut. Per 10 kartų nupjovėm visą, nes medžiagos yra nedaug. Toliau basicas. Dar greičiau negu per 10 kartų nupjauta. Labai neblogai, sakyčiau. Basicas tokiam darbui puikiai, labai greit pjauna, net ir švarumas yra neblogas. Tai lemia trigubas galandinimas. Ir su didžiausiu sharpeningu per 10 kartų jis neįstengia nupjauti viso, nes medžiaga pakankamai kieta, dantukų nedaug, grubumas nelabai, iš principo jis šitam darbui nelabai tinka. Ką ir reikėjo įrodyti. Taigi po visų testų, išmėginus 3 skirtingus specialisto pjūklus, turime aišku supratimą, ką kiekvienas pjūklas daro. Šitas pjūklas labai universalus, pjauna viską, pjauna švariai, gražiai, lengvai, nuo A iki Z galima sakyti, nuo laminato iki labai žalios medienos, irgi susitvarkė, netgi greičiau žalią medieną nupjovė iš dideliais dantim. Taip kad šitas pjūklas universaliausiai tinka visom medžiagom. Basicas, kainuojantis praktiškai per pusę, taipogi nenuvylė, nes parodė gerus rezultatus ant kai kurių medžiagų, tačiau ne visiškai gerai pjovė žalią medieną, todėl kad jo takas nėra labai platus, kad būtų švaresnis pjūvis. Tai visur kitur jis susitvarkė puikiai, netgi laminatas stebuklingai gerai pjovė. Paprastai medienai yra nuostabus sprendinys, o jeigu pjaustote kokį nors polistirolą prie statybų ir iš viskas tenai papuola po ranka, tai biudžetinis pjūklas bus turbūt tai, ko jums labiausiai reikia, tada atkreipkite dėmesį į specialist basic. Na ir sharpening, iš principo jaunos kartos nurašytas pjūklas, kuris reikalauja priežiūros, kiekvienas meistras gali jį pasigalasti, sudildę, persigalasti, tai parodė labai neblogus rezultatus ant žalios stambios medienos, dantis pakankamai dideli ir nesikemša, o visur kitur taip, sakysim, pjauna, bet nebūtinai tam yra skirtas dalykas. Tai viską pjaunantis stambius statybinius medienos gaminius pjaunantis sharpening puikiai tiks tiem, kurie nori prisidėti prie jo aštrumo ir mėgsta jį pasigalasti. Turėsite pjūklą labai ilgam. Štai tokie rezultatai. Taip, kad pjūklai vis dar nepalaidoti ir pjūklai dar turi vietos mūsų įrankių dėžėse, mūsų namuose, mūsų garažuose. Tik tais pasirinkite jums tinkamą. Čia buvo specialisto patarimai ir susitiksime kitą kartą.